Labas, sveikinu prisijungus prie antros dienos ir šiandien pasimokysime, kaip teptukas galėtų būti rankos pratęsimas, kitaip tariant, ką daryti, kad teptukas klausytų ir teptų ten, kur nori. Akvareliniai teptukai dažniausiai būna minkšti. Šiaip jau jie yra dviejų rūšių, gali būti tokie kirstų galų, gali būti plonėjančių galų, dažniausiai naudojam plonėjančių galų. Ir kirstų galų teptukus yra lengviau kontroliuoti, jie yra truputėlį tokie tvirtesni ir iš karto tiesią lygią liniją piešia, tai su jais šiandien nedirbsime. Šiandien parodysiu, kaip elgtis su tais teptukais, kurie dažniausiai ne taip gerai klauso, tai reiškia yra minkštesni. Ir dar viskas priklauso nuo to, koks pas jūs yra teptukas, nes vieni yra labai minkšti, dažniausiai iš natūralių šerelių, kiti yra sintetiniai, netokie minkšti. Šiandien aš naudosiu rudą spalvą, noriu, kad man taip gana ryškiai matytųsi, bet jūs savo spalvas iš tikrųjų imate pagal savo nuotaiką, o ne pagal mano. Na va. Ir kadangi teptukas yra ilgas, tai yra labai didelis skirtumas, kaip mes piešiam, jeigu mes piešiam tik tai pačių galų ir jeigu mes piešiam paspaudę teptuką. Tai tiesiog pridryžuosiu šitą lapą. Va, paimu ir piešiu linijas spausdama teptuką. Tada truputį mažiau spaudžiu. Ir tada stengiuosi visai beveik nespausti. Piešiu trumpas linijas, ilgas, tiesą sakant, yra gerokai sunkiau nupiešti, kontroliuojant teptuką. Tai va, pabandykite su vienu teptuku ir galima tą patį padaryti su kitu teptuku. Padarysim su truputį plonesniu. Vėlgi aš jį spaudžiu. Matot, galiu net ir neįtikėtinai storą liniją padaryti, bet ne visada užsispaudžiu vienodai. Sunku sukontroliuoti, kad, sakysim, visa linija būtų vienodos turumo. Kartais gali tekti, pavyzdžiui, pakartoti, jeigu norisi pasiplatinti. Bet čia labiau užduotis ne tolygias linijas padaryti, o suprasti, kaip teptukas elgiasi, tai tiesiog paspaudžiam ir braukiam. Tada mažiau truputį spaudžiam, bet leidžiam savo spustelti tą teptuką. Ir galiausiai stengiamės beveik visai nespausti teptuko, kiek išeina pačių teptuko galų. Dar labai gražus dalykas yra tas, kad ypač su storu teptuku, kuris turi ganėtinai ploną galą, mes galim pasidaryti labai gražius tokius, kaip aš sakau, lapus. Jeigu mes piešiam, sakysim, kažkokius lapus, mes galim pridėti nespaudžiant teptuką, tada paspausti spaudžiant ir tada atleisti vėl iš lėto. Pridėti nespaudžiant, po truputį vis labiau spausti ir tada pradėti atleidinėti, bet dar nenatitraukti teptuko, dar jį braukti ir pačiu galiuku, patį galiuką nuimti. Vėl pabandom. Pridedam teptuką, braukiam nespausdami, paspaudžiam ir po truputį atkeliam ir dar braukiam ir paleidžiam. Taip pat galima tokius trumpučius lapus. Pridedu, spusteliu ir tada atleidžiu braukdama. Pridedu, spusteliu ir atleidžiu braukdama. Ne visada taip gražiai išeina kaip ilgesnis lapas. Ir tą patį galima pasibandyti su kitu teptuku. Pridedu, nespaudžiu, prispaudžiu, atleisdama atkeliu. Nespaudžiu ir po truputį atleidžiu. Čia paskui, jeigu noriu, aš galiu įsidėti kažkokiu dar spalvų įsiliet. Va. Tai aš manau, kad vien va šituos 3 elementus padarius, storą liniją, ploną liniją ir va tokį lapą, ir gerai įvaldžius, kad tikrai klausytų ranka, jau galima padaryti ganėtinai nemažai dalykų. Ir dabar pabandysime va šituos elementus pridėti prie mūsų vazos. Tikiuosi, jūsų piešinys jums pavyko.
Štai, prisimenat, turėjome vazą. Dabar galime tą vazą šiek tiek užpildyti. Taip, tik tai man dabar reikės ne rudos, o geriau kokios žalios spalvos, gal net skirtingų žalių. Ir pirmą pasibandom plonas linijas, kiek čia pavyksta su teptuku, kiek galima plonesnės. Nebūtinai gali tiesiai nuo vazos eiti, galima ir va taip va šiek tiek toliau, nes būnagi ten kažkokių lapų pasislėpia. Taip, pasidarysim truputį kitą spalvą. Va, dar padarysiu plonų linijų. Dabar galima pabandyti kažkiek tai lapų. Pridedam, paspaudžiam, atleidžiam. Pridedam, paspaudžiam, atleidžiam. Pridedam, paspaudžiam, atleidžiam. Noriu storesnių lapų. Imu, aišku, storesnį teptuką. Pridedam, paspaudžiam, atleidžiam. Labai šviesus. Paryškinkim. Paspaudžiam, atleidžiam, paspaudžiam, atleidžiam. Vėl pridedu lapą, paspaudžiu, atleidžiu. Paspaudžiu, atleidžiu. Nu va, pakankamai daug lapų prisidėjom. Ir dabar į tarpus tiesiog galvoju įdėsiu tokių kaip žiedų, bet pradžiai pabandysiu va tokius rutuliukus, jie tarsi atkartoja, ką čia turėjom, arba galima dėlioti nebūtinai rutuliukais, bet aš tada teptuką prispaudžiu, atleidžiu, tada šalia padedu, prispaudžiu, atleidžiu. Galiu šiek tiek pasiryškinti, jeigu ne viskas matosi. Vėl pasiimu spalvos ir kur turiu laisvos vietos pasilikus. Prispaudžiu, atleidžiu, prispaudžiu, atleidžiu. Vėl prispaudžiu, atleidžiu, prispaudžiu, atleidžiu, prispaudžiu, atleidžiu. Čia užryškinau šiek tiek. Nu gerai, įdėsim tada čia ryškesnių žiedų. Viskas, ką darau, tai tik tai va, pridedu teptuką. Va, ir pas mus atsiranda visai smagi vaza su gėlėmis. O vėliau, kai noriu, galiu vėl panaudoti bet ką iš to, ką aš prieš tai mokiau. Tai aš jeigu noriu, jeigu jaučiu, kad man kažkur reikia kažkokį kotelį gal pasiryškinti, norisi įtraukti, aš galiu čia nais į tarpus arba per viršų, kaip čia norisi. Galima kai kur ir per viršų brėžti. Ir užsipildyti plačiau va tos tarpelius. Man tarsi norisi, kad atrodytų, jog va čia va, kad iš vazos daugiau visko išeina. Va, ir kai darom kotelius, stengiamės nespausti teptuko. Na va, pabandykite išlaikyti šitą lengvumą, o rytoj mokysimės tokios, sakyčiau, nuobodesnės technikos, bet pakankamai svarbios. Mums reikia išmokti uždengti tolygį foną, tai mes rytoj čia padirbėsime su stalu
Ir žinoma, prieš tai padarysime dar porą pratimų. Sėkmės su linijomis ir su gėlėmis ir iki rytojaus.